Sveiki, mano vardas Arnas, čia bus mano pirmas video. Esu Smiltynėj. Misija tiksliau būtų nueiti nuo delfinariumo iki kiaulės nugaros baterijos ir tiesiog palandžioti, pasižiūrėti, kas ten. Turėtų būti išlikę 4 pabūklų platformos ir vidury turėtų būti ugnies reagavimo postas. Viskas turėtų būti sujungta koridoriais. Gyvenamas patalpos išlikusios, kur gyveno kariai. Tualetai, dušai, pačių dušų tualetų gal nebus, bet tais atskirti. Gultai, šaudmenų kazematai, generatorių patalpos. Kažkada ten buvo, aišku, ir elektra. Labai tikiuosi, kad ten dar bus elektra, bus jaukiau. Bet turiu įtarimą, kad nebus. Tai žodžiu, jeigu nebus, turiu žvakių. Einant, turbūt sustosiu gal keliose vietose. Kažką tai nufilmuosiu, kažką pasitengsiu mažiau šnekėti. Tai geriau vaizdą. Tai žodžiu, sustosiu kažkur ir prasivirsiu bomžeką. Toks planas, vakare viduj jau būnant baterijai pasigaminti valgyti. Meniu šiandien bus steikai. Turiu porą mandarinų, vandens. Laužo nekursim, turiu dujų balioną nedidelį. Ir kadangi kai baigsiu, jau bus, tiksliau kai nueisiu, jau bus po 11. O mašiną esu pasistatęs Klaipėdos pusėje prie senosios perkelos. Tai čia, man rodos, keltai 11 valandą, po 11 jau nebeplaukia. Tai žodžiu, reikės galvoti, kur miegoti. Turim miegmaišį. Gerai. Nukrito lenciūgas? Jo, aš nemoku užsidėti. Tai aš to galiu jums biškį padėti. Ne, bet rankas visas Viskas gerai? nemoku. Jau biškį pavėlavau biškelį, jau įsitepėt. Nieko tokio, kad aš čia ir taip, žinau, kažkaip čia prispaust, laikyk. Gerai. Jo, ten bus patogiau, jeigu laikys. Tai dabar iš tikrųjų būtų labai viskas patogiai, jeigu tiesiog pakeltumėt galinį ratą. Ai, jo, teisingai prasisukti. Viskas. Nu va, kaip greit, nu ačiū. Ne, už ką. Aš čia taip ir taip, nes čia Rankų neišsitepiau. Kaip jums pavyko? Nu, ne pirmas kartas turiu vaikus, kuriems reikia. Ačiū labai. Ne, už ką. Tai pas mane jau ir taip Džiaugies, mama? labai džiaugiuosi. Gerai, sėkmės. Tau irgi, dėkui. Kelio nuo delfinariumo iki baterijos yra kažkas, tai aš taip įsivaizduočiau, eisim per mišką, ne per kelią, tai netoli 10 kilometrų. Žiūrėjau per mapsus, bet dabar nepamenu, tai rodė per kelią, tai rodė beveik 10, tai per mišką bus sunkiau eiti, bet mažiau kilometrų. Dabar yra 4:30.
Pažiūrėsim, per kiek nueisim. Jaučiu biškį rizikuoju, nes kamera tai nuomat. Čia galbūt per daug neprifilmuosiu, nes, čia takas. Ta prasme, man rodos, bus įdomiau filmuoti, kai būsim miške. Nes kiek prisimenu, tai nuo Naujosios Perkėlos, iki pat Kiaulės Nugaros baterijos yra kelias per mišką, tai ten bus gal gražesnių vaizdų. Bus truputį ir kelio, nes nerandu tą kelio. Nieko, gal netoli. Panašu, kad nuėjom iki Naujosios Perkėlos. Žiūrėjau kažkas tai apie 4 kilometrų. Dideliam reikalui didžiausias ir tūlikas. Priėjom prie vietos, kur sakiau, kad turėtų būti takelis, pėsčiųjų takas takelis nuo Naujosios Perkėlos iki pat baterijos. Tai aš įsivaizduoju, kad šiaip buvau čia visai gan senai, tai jeigu gerai prisimenu, bus kažkas panašaus visą kelią. Man rodos, kad einant irgi reikėtų kažką papasakoti apie bateriją, į kurią einam. Tai iš tikrųjų didžioji dalis bus perskaityta iš interneto. Pats asmeniškai labai daug apie bateriją nežinau. Esam buvę ten prieš turbūt gerus, net nežinau, turbūt mažiausiai 10 metų. Paskui buvom dar prieš kokius gerus metus su žmona ir vaikais. Vienam dar neteko eiti. Tai vat, info bus iš, nežinau ar matosi, bet apleista zona.lt. Tai kai mokyklos laikais, ne visada daeidom iki mokyklos, kartais atsidurdavom šičia, tai bandėme ieškoti tų bunkerių. Informacijos irgi nebuvo daug. Bandėm ieškoti ne vieną kartą, ne vieną dieną, bet nerasdavom ir net ieškodavom iš tikrųjų ne ten, kur jinai buvo. Ir kažkada YouTube'ai atsirado video ir tame video ten tam tikrų laikų sustabdžius matosi, kad yra didžiulis elektros stulpas. Mes tada mėgdavom būti pas močiutę. Būdavo 7. aukšte. Tai iš 7. aukšto Vingio gatvėje matydavos visas smiltynė, visą antrą pusę. Tai per langą pamatėm, kur yra tas elektros stulpas. Ir va, ten ir buvo gairė, ten ir ėjom į tą pusę. Ir tada atsimenu, mes radom tos bunkerius. Bet tada jie buvo baisiai nešvarūs, prišiukšlinti. Ir mačiau porą straipsnių, kad veikėjai iš Memel Nord, jeigu neklystu, ten darė kažkokius tvarkymus, ten kažkokios tai angos buvo, kurias užtvarkė su
medieną, padarė liukus, duris, nežinau kaip pavadinti. Tai žodžiu, iš tikrųjų pabandysim atidaryti ir juos, jeigu ten bus kažkas įdomaus. Nes buvo parašyta kažkaip įdomiai toks jausmas, kad ten buvo galima įlysti. Bet bus matyt. Turbūt paskaitysiu apie bateriją. Tai baterija sudarė 4 pabūklų su ginkliais platformos. Irgi jeigu pamatysiu, kad yra įmanoma, tai įkelsiu nuotrauką. Na, tikiuosi tokių bunkeriuose nesutiksim. Jokių tvorų nieko nėra, tai turbūt galime eiti. Kelias padarytas. Tai nežinau, iš pavadinimas spėčiau, kad šitie laivai neplaukia. Va čia atrodo miręs laivas. Šitą keltą pamenu. Reiks kažkaip daplaukti iki to laivo ir jį įlipti. Nes iš tikrųjų buvo mintis nueiti iki jūros, kai nueisiu į vietą, bet man baisu, kad pradės temti ir taip toliau ir nespėsiu padaryti video iš pačių bunkerių. Blemba, šitam laivė kintai esu plaukęs. Manas jisai keldavo iš perkelos į... Bet kaip į jį papult? Kaip į jį papult? Žiežus. Kažkaip per virvę. Bet blemba, jisai prisitrauks jaučiu. Gerai, aš sustabdysiu, pagalvosiu, ką galiu padaryti. Gerai. Žodžiu. Irgi turbūt nusimausiu batus, nes paskui su šlapiais batais, jeigu įkrisiu vandenį, nebus faina landžiat po bunkerius. Matyt, kontentas pats susikurs čia. Būsiu kaip piratas. Не знаю, там есть этот... А на чем плыть собрался? А? Плыть на чем собрался? Что? Я говорю, а плыть на чем будешь? Плыть? Да. С руками? Не знаю. Если бы ты с утра пришел, я бы тебя запустил бы плавать, пожалуйста. А так я сейчас полчаса и ухожу. 10 минут, я только доплыву, делаю видео и... Смотри, можешь завтра прийти утром, я тебя запущу спокойно. Блядь. Tikėjaus, kad neleis, bet turbūt reiks plaukt. Tvarkoj. Спасибо. Ты откуда? Я с Украины. Окей. Арнольдас. Саня. Ну откуда ты будешь заплывать? Давай тебя завести там. Там я крашена, по-моему. Ага. Ну есть.
Да, проблем просто не было. A? А тут проблем не было у меня потом. O, bля. По светлому не ходил. Aha. Ну хорошо. Opa. Tai ilgai negaliu būti. Prižadėjau 10 minučių. Žmona sakė, rankštas tik pasiimti. Sakiau, ne, nereiks, nesimaudysiu. Žinokit, norėčiau nulipti viršų, bet ne šį kartą turbūt. Gerai, grįžtam atgal. Grįžtam. Gal reiks pratinti. Да. Спасибо вам большое. Слава Украине. Герой. Po biškį atgaunu kvapą. Bet iš tikrųjų tai labai, gal kažkas žino iš tikrųjų, kas čia.
Skarbonkė. Kažkur paknisau savo lempą. Įrenginių